You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Taip, sveiki gyvi visi 13 geimo žiūrovai. Eilinė serialo serija. Šalia manęs iš Varėnos miškų grįžęs Ervinas Kvitkauskas. Sveiki gyvi. Ir praktiškai tiesiai į lėktuvą lipantis ir į New Yorką skrendantis Edas Butvilas. Sveiki visiems. Edai, sveikas, kaip tavo vasara? Žiūrėsim labai laiką, tikrinsim, kada reikia jau išvykti. Kad per 13 geimą jis neprižvisotų jos Openo kvalio. Buvo darbinga vasara, daug turnyrų, daug įspūdžių, tai jo. Darbinga buvo tikrai. Man Stanas buvo ir yra turbūt vienas mėgstamiausių bičių, ta prasme, kai buvo savo prime iš viso, turbūt man jis buvo geriau už viską kartu sudėjus. Ar Stanas dar pajuda? Dar pajuda. Turėjai progą pačiupinėti challengeryje Rumunijoje, berods, ar ne? Taip. Jo, nesitikėjau, kad juda dar taip gerai, tai jo. Aišku, tie smūgiai, kai niekur jie nepradings, bet ir kaip juda korte dar tikrai nustebau, nes jau nejaunas jis yra, tai jo, buvo neblogas mačas, iš mano pusės nežaidžiau labai gerai, bet vis tiek buvo malonu žaisti prieš tokį žaidėją, kur nuo vaikystės augęs, sieku aš jį visada ir kaip jis žaidžia tenisą, tai ne kiekvienas taip gali, tai tikrai džiaugiausi kiekvienu momentu korte ir mėgaujuosi to. Yra kažkoks dar papildomas, nežinau, jaudulys ar kažkas tai, kai vis tiek jis yra legenda šito reikalo. Jo, šiek tiek buvo, tas jautėsi, kad ne prieš eilinį challengerio žaidėją žaidžiu, tai... Bet pamačiau, atsimenu lentelę, kad žaidžiu prieš kažkokį valkardą ir tada pavrinka, tai... Bet apsidžiaugiu tikrai, nes tokio šanso gal antrą kartą negausiu, tai apsidžiaugiu tikrai. O tokie veteranai, su jais yra kažkoks didesnis, nežinau, pabendravimas, ar kiek kaip tik šaltesni, koks toks iš jų, ką pajutė ir? Jis visai draugiškai buvo, aš dar po mačoje paprašiau maikės, tai davė naują maikę, dar pasirašė, tai labai draugiškas ir visiškai nepasikėlęs žmogus, tai tikrai... Kolekcionuoji varžovų maikės? Ne, aš daviau Kokieno fondui, padovanau tą maikę, tai ne man pasilikau. Gaila, bet ne. Kaip Lietuvoje, kiek žinau, dabar mažai ir nebūni pasilgsti? Labai. Todėl dabar ir su treneriu suderinom, kad prieš jos Openą tas kelias dienas grįžčiau. Šiaip pamatyti draugus, giminės, šeimą, tai šiek tiek to, kad išsivalytų galva. Bet ir treniruočių buvo? Taip, 2 dienas. Fizinį dariau kiekvieną dieną ir vakar dar treniruotę padariau, tai jo. Nes šiais metais dar nebuvau Lietuvoje, tai jau reikėjo. Jau norėjau cepelinų. Nieko, greit grįžydė visą? Taip. Klausyk, Edai, pradėkim nuo gal sunkesnių, skaudesnių dalykų. Kodėl Edui Butvilui šiemet nepavyko prisijaukinti grunto? Nes gruntas tavo šiemet buvo berods 2 pergalės ir kokie 9 pralaimėjimai. Jo, skurdžiai buvo tikrai. Bet nemanau, kad čia buvo pačio grunto klaida ar tiesiog buvo toks momentas, psichologiškai nebuvau 100% korte, kai žaidžiau. Ir nežaidžiau gero teniso ir kai laimėjau Graikijoje tą turnyrą ant hardo ir tada tiesiai nusprendėm žaisti Mursijoje ant grunto po 2 savaičių ar po savaitės, nes šalia Alicantės yra, tai taip nusprendėm, kad perėsim anksčiau ant grunto ir gavau 7-5 trečiam, man atrodo, prie tą mačą, geras mačas buvo ir kažkaip po to mačo vis blogiau žaidžiau ir tada dingo pasitikėjimas, tada psichologiškai buvo nelengva, tai viskas susibėgo ir tiesiog nerodžiau savo, net, manau, normalaus to teniso lygio, nežaidžiau gerai ir kiekvienas mačas, kurį išeidavau, būdavo toks... Kančia? Ne kančia, bet jau labai arti to. Tai jo, to pasitikėjimo nebuvo ir
Ir tada mes žaidėm ant žolės 2 turnyrus. Turėjau 3 žais, bet į antrą turnyrą Nottingeme nepatekau. Pirmam atskridom penktadienį ir davė mums kortą tik pusę valandos pamušti, tada šeštadienį visą lyjo, viduje ant hardo žaidėm ir sekmadienį vėl pusę valandos apšilau ir ėjau į mačą prieš Britą, kuris jau turnyrą priežaidė ir jaučiu dar kokias 3 savaitės prieš ant to žolės ruošėsi. Bet irgi neblogas mačas buvo, iš matchpointo pralašiau ir tada Wimbledonas, aišku, turbūt matė tą setpointą, kurį nepataikiau į tuščią kortą, tai detalės buvo tokios. Šiek tiek nesėkmės dar ir iš psichologinės pusės buvo. Kaip po to geriau daryti, ar kaip tik reikia vėl tau pačiam, pavyzdžiui, žaisti kuo daugiau, ar šiek tiek gal pauzelę padaryti, kaip elgitės tokioje situacijoje? Nežinau, mes bandėm daugiau žaisti tų mačų, kad gal pramušiu per tos mačus, bet aišku, tie paskutiniai prieš Vavrinką jau geresnis buvo mačas ir jo, šiek tiek geriau žaidžiau, tai aš manau ir šiek tiek ten kelis mačus nepasisekė, tokios detalės ir jo, viskas taip susibėgo, tai manau kitą kartą pabandysiu, jeigu tai pasitiks, pailsėti šiek tiek kelias dienas ir ilgiau pasiruošti turnyram, tai ir žiūrėsim. Sunku būti tam tokiam sraute pralaimėjimų, kur lygtai atvažiuoji į naują vietą, ar ne, vienas mačas koks nors ir vėl galvoji, kur toliau važiuoti ir ką daryti, turėtų smarkiai spaust galvą turbūt. Jo, tada toks atvažiuoji į tą turnyrą, pabūni ten porą dienų, vėl skrendi tiesiai ar namo į Alicantę, ar vėl į turnyrą anksčiau atvažiuoti, toks mėtais nežinai kur kaip daryti ir anksčiau, kai turnyrą ten kokiam 4 dienom atvažiuoji, irgi taip nelengva. Eini treniruojas, lauki to mačo ir vėl, pavyzdžiui, nesužaidi gerai, tai. Bet manau tikrai išėjo gera man šitas momentas, nes tikrai jaučiu, kad ir psichologiškai labai sutvirtėjau, užsiauginau tą tokią šiek tiek skūrą, kaip sakoma, tai jo, ir dabar žymiai geriau jaučiuosi ir dabar tie 3 paskutiniai turnyrai buvo tikrai. Bet žiūrėk, ta prasme, tie 3 turnyrai gal, ar tai nėra susijęs su dangos pasikeitimu vėlgi, nes, ta prasme, atėjo hardas, 3 turnyrai, pusfinalis, 2 ketvirtfinaliai challengeriuose, iš karto tas rezultatas turbūt, kurį tu norėtum bent jau tokį kažkokį tai rodyti kiekvieną savaitę. Šiek tiek ir danga gal, aš ten šiek tiek dabar geriau jaučiuosi, bet manau, ten buvo tas toksai klikas psichologinis, kad visiškai kitaip jaučiuosi korte, mėgaujuosi labiau ir laisviau žaidžiu kortą, tai aš manau, ir man treneris sakė, kad kažką pajuto po pirmo mačo, net matėsi, kad kažkas pasikeitė galvoj pas mane, tai aš tą patį jaučiu ir tikrai išėjo gera tas tos sunkus laikotarpis. Ir šiaip gal kartais reikia turbūt neįsileisti per daug tų tokių minčių, ar ne, kai kartais, kaip sakai, būna tiesiog dalykai, kur gal šiek tiek ir nepasisekė, ar ne, 3 kartus ten nepasisekė, gal kažkada ateityje po 2 ar po 3 mėnesių tau 3 kartus išėlės kažkur pasisek, žinai, ir grįžtas vis tiek longranė, ne? Jo, tenise tu turi kiekvieną savaitę šansą, gali žaisti turnyrą, tai tu nežinai, kada tu ateis savaitė, kur, nežinau, išsaugosi matchpointą pirmam ratui ir tada laimėsi turnyrą, tai taip ir būna ir tas vienas turnyras gali daug ką pakeisti. Arba gausi lucky loser ir laimėsi turnyrą. Kaip kažkam yra buvę. Taip irgi gali būti. Taip, tai toks tas ir tenisas yra. Klausyk, tu dabar papasakok biškį daugiau, ką tik esi iš tokio pakankamai egzotiško turnyro atvykęs, Luanko. Papasakok, kas tai per reikalas, gal kažkada esi pasakojęs jau čia netgi, bet vis dėlto labai įdomu, ką reiškia žaisti, kaip čia, tokį beveik tikrą beach tenisą pliaže ant smėlio, kaip suprantu. Taip, tai čia tas turnyras vyksta jau labai daug metų. Jis buvo sustojęs kokius 8 metus, sakė, nes nežinau dėl ko, bet jo, jau 4 metus aš ten žaidžiu, mano treneris gerai pažįsta direktorių tą, tai prieš 4 metus pakvietė kelis iš mūsų akademijos žaidėjus ir sužaidžiau tą turnyrą ir labai žmonėm patikau. Tai dabar kiekvienais metais kviečia mane ir ten labai smagu važiuoti, nes labai draugiški žmonės ir šiaip ta atmosfera žaisti ant smėlio, paplūdimyje yra
niekur kitur taip Bet aš suprantu, ten yra potvinio atostogų reikalas, ar ne? Ta prasme, Taip, naktį jis- užpila jūrą, po to atslūksta ir jūs Taip, einat. atslūksta vakare, kiekvieną dieną skirtingai, tai ir mačus jie skirtingai dėlioja, tai nežinau, ten 4,5 valandos gal atslūksta, kad gali žaisti. Ir jie tiesiog pasiruošia tą kortą, sudeda linijas, viską išvalo tas ten akmenis ir žaidžiam. O kaip atšokimas kamalio, kas Į ką yra? panašu? Gruntą labiau. Gruntą labiau, ne? Aišku, gali slysti, gali judėti, viskas tvarkoji. Aišku, būna ten tų atšokimų, kur nepasieksi to kamuolio, nors ir kaip nori. Bet tikrai gali žaisti drąsiai. Aišku, tie dropshotai kartais nešoka taip aukštai, bet tikrai galima žaisti. Aš šiemet netgi žiūrėjau šiek tiek tavo mačą prieš Gaskę, ten man vienam kampe, pavyzdžiui, atrodė, kad vanduo buvo pradėjęs kauptis. Jo, ten labai atrodo blogai tas vienas kampas, bet kai žaidi, taip nėra. Taip nėra blogai. Tai ne. Aišku, ten yra ta šlapė tikrai, bet nieko baisaus ten taip, kaip atrodo iš šono. Nes atrodo iš šono, kad tai yra pakankamai rizikingas reikalas, bet jūsgi nerizikuotumėt, jeigu Jo, tai bet- būtų pavojinga. Taip, bet tenais tame esmė, kad tas smėlis šiek tiek yra toks minkštas, tai nors ir tu pasuksi tą koją labiau kaip įsmiksi tą smėlį, tai tu pilnai nepasuksi jos, tai ir ganėtinai minkšta, tai tu ir nepaslysi, nes toks, Kaip pležiukas. jo, toks, nežinau net kaip paaiškinti, toksai labai įsminksta biški tą koją ir tu nelabai praslysti. Kaip toks truputį irgi būna šlapios gruntas gal, ne? Jo. Aišku, ten tas šlapias gruntas, tu mažiau slysti, tu Jo. nepraslysi taip, o ant smėlio gali praslysti, kai tu trauki kamuolį ir bėgi link dropshotą. Bet labai smagu ten žaisti. Dalyvausi kitais metais? Nežinau dar, tikiuosi, jeigu pakvies. Nes Jau reikia atvažiuoti pažiūrėti, jeigu... ten porą dienų tiesiog pasimėgau į tenisą ir smagu. Bet tu, ta prasme, pavyzdžiui, ten, nežinau, tarpuose tarp mačų, prieš mačus ką, treniruojasi, normaliai, kur nors eini ant hardo žaisti, ar... Ne, ant grunto. Tenais yra netoli klubas, tai ant grunto pažaidė ir jo. Ten yra pietus, vakarienė su visais žaidėjais kartu, tai labai smagu. Tu prieš porą metų laimėjai tą turnyrą ir esi labai rimta kompanija. Aš pažiūrėjau, patekęs to turnyro čempionais yra, pavyzdžiui, man dabar pacituosiu, Korėtė, Juanas Karlas Ferreras, Karena Busta, Švarcas. Moja, ne? Moja yra žaidėjas. Moja, ta prasme, šiemet Gaskę laimėjo. Taip, prieš Tymą finale. Ir prieš... neteko pamušti kur nors? Neteko, bet labai draugiškas tikrai žmogus, tai buvo smagus sutikti. Dar buvo vienas mažas nuotykis mums labai įdomus Vokietijos Bundesliga. O aš irgi apie Bundeslygą norėjau paklausti apie kitokį. Kelias dienas kaip tik, jo. Taip. Jo, žaidžiau prieš Vilių, net. Būtvilas Gaubas. Jo, ir mes susirašėm su Vilium, kad ar žaidė sekmadienį Bundesliga, nes Vilius liktais ketvirtfinalį pralašė ir kaip tik Vokietijai žaidė. Ir parašė taip, ir jis žaidžia už Acheno komandą, ir yra 2 komandos ten Acheno. Ir aš jo paklausiau, ar žaidžia jūs prieš mumis sekmadienį. Ir sako ne, bet po to po dienos aš paklausiu trenerio, pasirodo, kad žaidžiam prieš juos. Ir, aš jau tą žinojau, bet nesitikėjau, kad žaisiu prieš Vilnių, nes jis žaidė pirmų numerių ir aš žaidžiau pirmų numerių. Jis taip gavos, kad žaidėm mačą kartu. Bet buvo smagu, nes nieko nelemintis tas mačas ir tiesiog mėgomės tenisu, labai daug buvo žmonių su jie, nes ten toks centrinis kortas, tai daug telpa žmonių. Populiarūs tie klubiniai mačai Vokietijoje? Jo, labai. Nes atvažiuojo daug gerų labai žaidėjų. Tai pas Vilių komandai buvo Korija, Nagalis, Pasaro ir Vilius. Tai tokią komandą atvažiuoti galim tikrai pažiūrėti. Tai Vilius tave šį kartą aplakstė? Jo. Bet buvo geras mačas, tai labai smagiai pažaidėm, draugiškai. O kaip šiaip vaibas tenais labiau tai, kad, nežinau, kaip atstovauji ten, žinai, čia atvažiuoji rinktinė vienaip, ar ne, ten kai žaidai individualiai, klubas vėl, ten daug tų rungtynių ir taip toliau, koks ten nusiteikimas toks maksimalus ar toks... Jo, aišku, dabar buvo paskutinis mačas tos lygos, tai jau niekam jis nebebuvo... Nieko nelėmė? Ne, jau mes abu jie išliko ir mes išlikom pirmoji Bundeslygoje, tai jau
visi labiau tokie atsipūtę buvo, bet vis tiek buvo tas, visi žaidė pilnai tą mačą. Koks pats formatas yra? Kiek susitikimų komanda prieš komandą? Vienetai, dvejetai? 4 vienetai ir 2 dvejetai. Tai gali būti lygų 3-3 arba 4-2 arba kitaip. Tai jeigu laimi 3 taškai, lygų 1, tai kaip futbolė. Į futbolį. Okay. Ir jo, tai atmosfera labai fainai, nes tenisas visą laiką esi vienas. Ir čia yra visa komanda, visi viens kitą. Deviso labiau, ar ne, formatas? Jo, toks panašiai. Ir viens kitą palaiko ir taip šiaip smagu. Ir tu žaidži pilnai tą mačą, tokį kaip ir paprastą mačą turnyre, bet tave dar keli žaidėjai palaiko, tada tu per mačą žiūri, kaip kitam sekasi tavo ir tikrai labai smagu. Taip. Kiek komandų iš viso Bundeslygoje? Pirmoji lygoje, man atrodo, 12. Tai pirma čia yra aukščiausia. Jo, tada antra, trečia, ten daug jų labai yra. Tai aš praeitais metais su Vilium tam pačiam klube žaidėme. Antroji lygoje buvom. Dabar o kaip komandų pats formavimas vyksta? Ką yra kokie nors tenai, nežinau, klubai, Vokietijos, kurie, ką jūs tiesiog paskambina ir sako, Edai, kviečiam tave šiemet į komandą? Jo, tai ten patys tie klubai ieško tų žaidėjų, kokių nori. Yra daug dvietistų, kurie irgi kviečia, nes dvejetų mačam irgi, tai jo, tiesiog susisiekė su agentu ar su tavim pačiu, tai ir po to ten suderinti tai viską. O jūsų ką, motyvas yra finansinis, iš esmės dalyvauti šitam reikalė, ne? Jo, finansiškai labai padeda. Ten pasirašai, kiek tų mačų, tą kontraktą, kiek tu žaisi tų mačų ir tau už mačą tenais moka. Ir dar jeigu tą mačą laimi, tu bonusą gauni, tai kad netvažiuot šiaip pasimtų pinigų, dar papildomai gali laimėti. Tai jo, finansiškai padeda. Todėl daug žaidėjų ir top 100 žaidėjų žaidžia pas Vilių, Bajasas yra komandai, pas mane Komesanė yra, tai Galanas yra, kaip prisineri žaidė, tai... Kas šiemet laimėjo? Ar dar neaišku? Bredenas, man atrodo. Kas komandai? Ten visi vokiečiai, ten yra vienas, man atrodo, Olandas tik tais, nes prieš daug metų jie irgi tą tokią tradiciją laikė, kad tik vienas iš... Legionierius, ar ne? Jo, ir ten Štrufas yra, Hafmanas, man atrodo, daug, visi vokiečiai. Tai ten tas turtingiausias klubas, tai ten turi tų daug žaidėjų gerų, tai jie laimėjo šiais metais, man atrodo. Bet ne kiekvieną turą, tarkim, žaidžiat, ar ne? Ten dėliojatės pagal, kaip jūsų turnyrai. Jo, tai tenais tie mačai penktadienį, sekmadienį yra ir tu, jeigu anksčiau praloši turnyrą ir tu susiderini su to klubu, ar jau yra ten vietos tau žaisti, ar nėra, ir susiderini ir žaidė. Arba sekmadienį sužaidė ir tada tau paprašai, kad mačą tau žaisti antradienį. Pavyzdžiui, ten, kaip, nežinau, Viliui tenais Vokietijai, jeigu žais turnyrą, sekmanį sužaidė ir ten su traukiniu nuvažiuoja ir antradienį žaidė mačą. Tai ten toks kaip ir pasirašymas tarp turnyrų, papildomi mačai. Tai kiek tu, pavyzdžiui, mačų šiemet sužaidėjai? 3. 3 savaitės žaidėjai, 3 savaitgalius ar 3 mačus iš viso? 3 mačus iš viso, tai praeitą savaitgalį, penktadienį, sekmanį žaidžiau ir dar vieną sekmadienį, man atrodo, kažkur žaidžiau. Neprisimenu, kurią savaitę, prieš 3-4 gal, nežinau. Nu, paskui su tais bendra klubais turbūt irgi toks kažkoks ryšys ar nedidesnis yra, ten pasitreniruoti galima kažkur tai sparinti. Jo, tai... Į naktinį klubą išeit. Taip, bet tai tenais ir atvažiuoju ir pats tenais, jeigu anksčiau pralaimi turnyrę, tenais gali ketvirtadienį atvažiuoti, jeigu geresni skrydžiai, tu pasitreniruoji ketvirtadienį, penktadienį mačą sužaidai, šeštadienį vėl treniruoti pasidarai, sekmadienį. Toks pasirašymas, galim sakyti, kitam turnyrui. Ir tie mačai aukšto lygio, tai... Žaidžiau prieš Veselį dar prieš tai, dar pirmą mačą neprisimenu, prieš ką dar žaidžiau, bet jo, geri mačai tikrai. Ir... Kitose šalyse nežaidai kur nors? Prancūzijoje dar, bet ten yra metų gal Inversien Hardo, tai jo, dar tenai žaidžiu, ten irgi labai aukštas lygis. Grįžtant prie dar to mačo su Viliumi, jau antras čia toks buvo, ar ne, oficialus, pirmas buvo čia klubinis. Pirmas labai oficialus, jo. Daugiau tų mačų bus dabar, kaip tai įsivaizduoja, jūs tiek panašiam turbūt dabar tos po turnyrus važinėjate. Labai tikiuosi. Manau, tikrai dar bus tų mačų, nes vis tiek dabar mes abu augam tam pačiam lygiai, panašiai esam, tai aš manau, dar bus tų mačų. Aišku, jis dabar daugiau ant grunto žaidžia, aš daugiau ten ant hardo, bet manau, kaip perėsime į ATP lygį, tai... bus tų mačų. Norėtum jūs Openo pirmam rate kvalio gauti Vilių galvą? Mes nenorėtume. Nemanau, nes... Mes nenorėtumėm. Nes tik vienas galėtų išeiti į priekį. Aš norėčiau, kad mes abu geriau pagrindę susitikti pirmam rate būtų.
arba dar toliau, dar geriau. Nu ką, skrendam gal į New Yorką, aš galvoju. Edai, tavo bus debiutas US Open'e. Suaugusių. Jo. Pro, kokie, nežinau, kokie lūkesčiai, kaip pats jautiesi pasiruošęs, vėl ar yra kažkoks papildomas jaudulys. Šiaip turbūt tau pakankamai, man atrodo, svarbus turnyras, kuris iš esmės gali daug reikalų pakeisti. Pavyzdžiui, jeigu tu sugebėtum išeiti pagrindą, jeigu ten dar kas nors pagrindė sukristų geriau, ta prasme, toks gali būti kaip čia gyvenimą keičiantis. Jo, tai aš manau, kiekvienas ATP turnyras ir ypač Grand Slamai gali daug pakeisti. Tai esu tikrai pasiruošęs. Dabar po tų 3 turnyrų jaučiuosi tikrai labai gerai, bet nesu užsibrėžęs kažkokio tikslo. Eisiu mačą po mačo ir jo, tiesiog mėgausius to, kad pirmą kartą žaidžiu US Open'e. Ir jo, jaučiuosi šiaip gerai, tai ta kvalifikacija tai yra, galim sakyti, challenger lygis, nes visi žaidėjai challengers ten žaidžia. Aišku, yra tų tenais tie statyti aukščiau yra stipresni šiek tiek, bet jaučiuosi, kad tikrai galiu praeiti tą kvalifikaciją ir gerai sužaisti, tai tiesiog važiuosiu, atsiduosiu save ir bandysiu kuo geriau. Aplinka tai šiaip pažįstama, ar ne? Viskas tas pats kaip ir jaunių, ar ne, kai važiuodavai iš esmės ten, turnyro, aišku, organizacija šiek tiek ten skiriasi dalykai, bet pati aplinka, kur viskas vyksta. Jo, aš 2 kartus ten buvau jauniuose, tai jo. Jau pažįstama, bet aišku, visai kitoks jausmas, kai žaidži suaugusius ir kai esi jaunius. Tai kitaip į tave žiūri, esi, ne tai, kad svarbesnis, bet tai daugiau žmonių tave žiūri ir kitaip rūpinas tavim. Tai aišku, geresnis tas jausmas yra ir toks kaip ir svajonės išpildymas. Kažkada to norėjau ir dabar ten važiuoju. Klausyk, o dabar, sakau, mano galva tai tau pakankamai svarbus turnyras vis tiek ir netrukdė tau pasiruošimui, pavyzdžiui, visas tas lanko reikalas, tada klubai ant molio, ant grunto, nebuvo minčių tiesiog užsidaryti kur nors ant hardo? Ne, nes netrukdo, nes aš dar turiu ten 4 dienas to pasiruošimo. Ir dabar aš tikrai jaučiuosi gerai, psichologiškai labai gerai ir tas vis tiek, aš neturėjau jokių atostogų vasarą ir čia tas toksai buvo toks periodas toksai, tiesiog pasimėgau to tenisu, už klubą pažaisti tam turnyre ir aš manau tai dar labiau duos, negu jeigu treniruosiuos aš tą visą savaitę ant hardo ir jeigu kažkas nesiseks, vėl čia nesijaučiu gerai ant to hardo ar kas čia yra. Aš manau tiesiog, aš dabar labai mėgausiu to tenisu, man kiekvieną kartą į kortą išeinu yra geras jausmas, tai aš manau dabar pasikrovęs tas psichologiškai kaip... Vasaros atostogos savotiškos, ar ne? Kas panašiai žaidžiant tenis, tokia šiaip savo. Tai jo, aš manau, kad bus labai gerai ir jaučiuosi dabar psichologiškai svarbiausia tvirtas, tai manau tik į naudą šitas išėjo. Kokia tavo darbotvarkė dabar? Tu šiandien iš karto čia po mūsų praktiškai važiuoji į oro uostą ar neskrendyti į New Yorką? Ką New York'e treniruotės, pasiruošimas? Šiandien dar nes tenais būsiu apie 7 valandą, tai kol nuo oro uosto kokie prieš 9 į viešbutį, tai pavakariniausiu ir kaip tik į lovą tiesiai. Išsimiegoti svarbiausia pirmą dieną labai gerai, tai jo ir nuo rytojaus darbas. Mes matom, kad dabar ten Amerikoje karščiai krenta kai kurie žaidėjai, alpsta ir taip toliau, kaip pats jautiesi toje aplinkoje, kai Ispanijoje turbūt daug laiko tenka praleisti, jau šiek tiek galbūt labiau pripratęs. Jau esu įpratęs, aišku, nelengva visur, kai yra karštis, nors ir pripratęs esi, tai, bet jo, kai Alicantėje treniruojas, tai jau atlaikau labiau tos karščius. Aš tik tai kažkaip prisimenu, lyg tai US Openo specifika, kad ten yra tie karščiai su drėgme labai dar kartu. Na tai kaip ir Lietuvoje panašiai turbūt, mums gal kažkiek įprasta. Taip pat gerai kaip Lietuvoje. Tai Alicantė irgi labai drėgna, tai labai panašus tas karštis. Tu savo karštis. būsi natūralioj aplinkoje. Galim sakyti taip. Ar pateksi į pagrindą? Tokį iškart. Tikiuosi. Tikrai galiu, žinau tą, bet eisiu mačą po mačo ir labai tikiuosi, kad bus Ar tu sutinki bent 3 mačai. su
pasakymų ar pastebėjimų, kad iš esmės tie Grand Slamų visi kvaliai yra tam tikrą prasme vieni sunkiausių turnyrų, nes labai daug pastatyta ant korto, visi labai nori patekti ten į tą išsvajotą 128 žaidėjų ratą ir ta prasme, kad pačios emocijos nusiteikimo prasme, kovos ir varžybų, tai yra vieni sunkiausių turnyrų. Taip, tikrai, nes reikia laimėti 3 mačus ir visi labai alkani, nes čia yra Grand Slamas. Tai ir aukso puodas labai didelis. Taip, tai ir daug kas ant kortos yra, galim sakyti, kaip pastatyta, tai visi nusiteikia yra 100%, 110% ir aišku, ir kai kurie perdega per tos mačus būna labai jaudinasi, tai dar tas dadeda, kad atrodo jau mačą turi rankose, bet tada pagalvoji, čia toj gal pagrindė bus ir taip galim viso gero kitais metais gal. Tai nėra lengva, bet vis tiek labai smagu žaisti tos turnyrus. Kalbėjai kažką su Vilniu apie tos turnyrą, apie tą laukiantį turnyrą, prisimenam jo tą praėjusių metų tokią gerą istoriją, gerai pasivaržytą. Ne, dar nekalbėjom apie US Openą. Jis vakar atskrido vakare ir aš šiandien skrisiu, tai susitiksim ten rytoj, manau. Jei treniruosime šeštadienį, tai bus to laiko dar aptarti. Kaip vyksta treniruočių planavimas, pavyzdžiui, per kvalį, kaip jūs susitarėt? Čia šiaip draugystės kažkokios tai yra labiau... Jo, tai jau turi tų žaidėjų kontaktus iš turnyrų, tai ir aš savo jau treneris man sutarė su žaidėjais jau prieš porą savaičių, kada žaisim per turnyrą, patį Portugaliją, Porto, su keliais žaidėjais susitariau, kada žaisim ir kai arčiau ateina, tada su turnyru suderini laikus ir... Ten tų žaidėjų masė, kaip vyksta, pavyzdžiui, kortų rezervacija, koks principas, ta prasme? Tai ten turim arba numeris yra, kur užsibukinti į WhatsApp'ą parašai, arba yra programėlė, dabar nežinau tiksliai. Tai jo, tų kortų ten yra tikrai labai daug, tai užtenka tų kortų. Jeigu būtų kažkur kitam turnyre, kur tiek žaidėjų, tai šiek tiek sunkiau būtų, kur mažiau kortų, bet Grand Slamuose tų kortų pakankamai tikrai. O dažniausiai tie varžovai, tarkim, kai turi ten 3-4, jie kažkiek treneris parenka, kad būtų skirtingi, ten nežinau, vienas būtinai, kad ten koks kairiarankis įmestų, vienas ten koks aukštesnis, kitas žemesnis pagal stilių, ar nebūtinai pagal tai žiūrit? Aišku, nesirenki visų tų, kurie taip pat žaidžia, būna, kad skirtingų pasižiūri, bet nėra labai taip, kad atsirenki, labai jau taip visada žiūri, nebent prieš mačus, kai žinai, ten žaisi prieš kokį kairę rankį, tada susirašai su kokiu kairę rankiu apšilti tą dieną, kad biškį tą servą pajausti į kitą pusę, kaip sukas ir šiaip kitas jausmas šiek tiek, tai tokios detalės. Skrendi su komanda į New Yorką? Taip, su treneriu teniso ir fizinio treneriu, bet jie iš Ispanijos skrenda. Kaip pavyzdžiui, prieš metus pas mus čia buvai, kur jautiesi per tuos metus labiausiai patobulėjęs, ne tik galbūt kalbu apie teniso aspektus, bet apie tą visą, sakykime, žaidėjo profilį? Fiziškai prie sezono esu sutvirtėjęs, tikrai jaučiuosi stipriau, bet vienareikšmiškai, Tikrai nekirpsim. Tikrai psichologiškai esu sutvirtėjęs, labai jaučiuosi tikrai kitam lygyje psichologiškai. Bet žiūrėk, man visą laiką įdomu, ką reiškia tas psichologiškai sutvirtėjęs, ta prasme, nebijai pralaimėti, iš ko tas psichologinis tvirtumas susideda tenise? Daug skirtingų detalių, įvairiausių momentų mačuose, kai vedi, ką tuo momentu daryti, ką mąstyti, kokias taktikas pridėti, pritaikyti ir kada pralašinėjai, ką mąstyti. Ir tas tokias detalės, kai jauti šiek tiek jaudulį, ką tuo momentu daryti, judėti greičiau ar kvėpuoti daugiau ir tas detalės, kaip mačą pasiruošti,
kai audinės labai, tai va tokie, kai tokių daugiau mačų turi, kai daug pralaimėjimų iš jų pasimokai ir jau žinai tam tikrose momentuose, ką turi daryti ir tai labai padeda, nes 1-2 taškai gali pakeisti mačą ir va, dabar praeitose turnyruose tą jaučiau, kad prieš porą mėnesių nebūčiau keliose mačuose, ten keliose vietose to padaręs ir galėtų tikrai nusisukti kitą pusę mačas. Tai Čia, žinai, mes kalbam visą laiką apie tą, su tavim nemažai apie tai esam kalbėję, apie perėjimą iš jaunių teniso į pro ir visą laiką sakydavom, tu pats sakei ir Vilius, manau, kad yra tai kartojas, kad tas psichologiniai aspektai labai svarbus ir sunkus, nes, ateina barzdotas dėdė ir žino, kada įmušti, taip. Kur ir taip toliau. Tai jautiesi visiškai pamiršę savo jaunių reikalus ir 100% perėjęs. Jaunių tikrai pamiršęs esu, bet dar savam lygiai ir aukščiau dar reikia dirbti dar daug, nes tų detalių tūkstančiai yra, kurių dar reikia išmokti, kuriuos reikės pritaikyti kiekvienam mače, tai tam ir yra laikas, kad per jį mokaisi ir kiekvienam turnyrė stengiasi išsinešti kuo daugiau pamokų ir jas išmokti ir pritaikyti kitą mačą, kad nedarytų pačių klaidų. Tai jaučiuosi, kad tobulėju, tai aš manau laiko klausimas, kai pradėsiu dar geriau žaisti tos svarbius mačus. Tai... O tas psichologinis, visas stiprėjimas, tvirtėjimas, jis iš esmės yra, kaip čia, per patirtis ir spriktus, ar yra kokios nors, nežinau, treniruotės, metodai, kaip tam ruoštis, ką daryti, ar čia vis dėlto yra daugiau patirtinis dalykas, kurio reikia tam tikrą kiekį gauti, kad žinot, kaip su to tvarkytis? Aišku, treneris tau taip iš savo patirties pasako, tada su psichologu dirbi, per treniruotę stengiasi daryti tą, ką su psichologu ar su savo treneriu esi pasiruošęs daryti prieš treniruotę, bet labiausiai mokaisi iš mačų, iš klaidų ir ne tai iš laimėtų mačų, bet iš tų klaidų, kur praloši mačus, nes jautiesi, tave paveikia tas mačas, kad tu pralaimi, tai ir tu nenori to jausmo vėl jausti po kitą mačą, tai kitaip jaučiasi, kai tu kokią klaidą padarai ir tada tu ją atsimeni. Tai ir kai ateina kitas mačas, tu jau žinai tuo momentu, kad čia reikia kažką kitką daryti, ne kaip praeitą mačą darai, tai iškart pradedi mąstyti, ieškoti, ką reikia dabar daryti ir taip po daug mačų vis tobulėjai. Iš savo patirties, pavyzdžiui, ką labiausiai pritaikai, nežinau, dabar žiūrovas koks nors žiūri, kur ir tenisą žaidžia, ten ar vaikas kažkoksai, ir, nežinau, ten 2-3 blogi kamuoliai, ir ką tu tada galvoji savo mintyse, ar kažką padarai, ar nežinau, ar daugiau kamuolį pabumsini, ar kažką tai pasisakai savo, ar kažką kažkokia tai, ką patartum, kas tavo labiausiai, pavyzdžiui, veikia tau, kas gal ir kitam suveiktų. Seniau prieš porą mėnesių mano problema buvo, kad labai ant savęs blogų žodžių sakau, kad aš nesu geras, taip toliau ir save sumenkinu, bet dabar geriau savo kalbu, apie save kalbu, labiau save palaikau ir tai labai padeda ir aišku, po kelių klaidų ar pralaimėtų taškų svarbiausia yra sumažinti pulsą, tai ilgiau iki iki rankšluosčio pagalvoti, pakvėpuoti, tai šitas labai yra svarbus aspektas, tai kuo mažesnis pulsas, to geriau... Šviesesnis, ar ne? Taip, geriau mąstai ir pasirenki teisingus variantus, ar bent jau geresnius, negu būtų ten 170 pulsas. Ir turi lygų ir ten, nežinau, lengvą kamuolį ir tada sugalvoji į tvorą mušti ar kaip mėgstu dropshotinti į savo aikštelę. Arba aukštai atšokantį dropshotą į kitą pusę, ne? Ir tada gauni. Žodžiu, pirma pamoka Edo Butvilo apie save tik gražiai, blogai tik apie varžovus mačo metu. Taip. O per tuos dabar, čia turbūt kiek čia metai, turbūt nepraėjo šiek tiek daugiau, kai jau treneriams leidžiama šiek tiek daugiau, ar ne, sakykime, taip kalbėti.
Kaip evoliucionuoja tas dalykas, kaip jūs tai komunikuoja daugiau, nes, na, taip kaip ir dar to tiesioginio tokio, kaip ten jie vadina, tas tiesioginis komunikacijos. Ant suoliuko neina treneriai. Kaip ir neturi būti, bet, nu, visi supranta, bet vis tiek tą turiu omeny, kaip perėjimas tas vyksta. Daugiau žaidėjų kalbasi su savo treneriais. Labai padeda tas kartais tą jaudulį į šoną numesti. Ir šiaip dažnai gali daugiau dabar treneris pasakyti, paaiškinti, ką jis tau nori pasakyti, nes seniau ten ar parodydavo, jis tai parodo, bet tu gal kitaip supranti ir tada ne taip gaunasi, bet dabar, kai gali daugiau paaiškinti tai, ką jis turi omeny, tai padeda tikrai tam tikrose mačų vietose, tai daug mačų būna, kur apsisuka, kad treneris padeda tau, suranda tą problemą, kokia yra ir apsuki mačą. Taip. Norėtum, kad būtų, nežinau, kartą per setą galėtum iš viso pasikviesti ant suoliuko, pasimti minutės per traukėlę. Tai dabar po seto gali nueiti iki trenerio ir tada pakalbėti iki... Bet seto metu, pavyzdžiui, prasileidi breiką ar dar kas nors, kad įmu minutės per traukėlę ir dabar... Na, aš manau, kaip dabar yra ganėtinai gerai, jo. Nes vis tiek, kol ateitų jis, kol ten užtemtų gal šiek tiek laiko, tai sutrukdytų tą ritmą. Aš manau, dabar kaip yra gerai, po seto gali minutę ar pusantros net pakalbėti, tai čia manau pakankamai, nes po to, kai per daug kalbėjau, jau pamiršti, ką kalbėjau. Esi tai daręs? Jo, po seto būna. Kai priešininkas į tualetą nueina, tada tu, kad nesėdėtų, eini su treneriu pakalbėti, tai... Iš esmės dabar visus savo turnyrus jau važiuoji su komanda, su treneriu, ar esate apsibrėžę kažkokį tai ten, nežinau, savaičių kiekį per metus? Jo, turim savaičių kiekį. Nu, neturim tikslę, bet kai gali treneris važiuoja, kai negali, bandau arba su fizinio treneriu važiuoti, arba su kitu treneriu važiuoti. 2 turnyrus gal pats vienas buvau išvažiavęs, nes negalėjo niekas važiuoti, tai jo. Lengviau su treneriu? Faktas. Toks šio darbas, kad to padėti, tai su treneriu visada yra. Visada reikia važiuoti. Kokia tarp jūsų, tarkim, nusistatė tokią tą komunikaciją turit, nes, pavyzdžiui, dabar irgi teko šiek tiek skaityto Radukano, ar ne, ten pakeitė trenerį, kuris dabar, pavyzdžiui, labai daug jis ten per tą Sabalenką ten mačą iš vis, ten atrodo, ištisai ten tos korekcijas. Tau pačiam kaip smagiau yra, kai labai daug kur treneris pasako, ar tik tai tam tikrais momentais, kaip jūs bendraut? Man labiau patinka tam tikrais momentais. Ir mano treneris Ivanas jau mane labiau pažįsta per tiek metų, tai žino, kada reikia pasakyti, kada nereikia. Aišku, būna ir pats klaidų padaro, kada nereikia, bet ir aš pats, kada pasakau, ko irgi nereikia atgal per vidurį mačo. Tai, bet iš klaidų mokomės ir kartu tobulėjom, tai esu patenkintas savo treneriu. Man kažkaip labai dažnai atrodo, kad iš šono bent jau žiūrint, kad ta trenerio funkcija tenise tokia yra ypač per mačus pusiau... Kempinės? Nu, toks pusiau žaibolaidis, pusiau treneris, ta prasme, kad ir sugeria viską, daug sugeria, ne? Taip, nes esi vienas korte, tai daugiau neturi nieko trenerių už kortą, tai bandai jam numesti tos... Puta madrės tenai į tą pusę skrieja. Ten nueitų. Nes vis tiek jam šiek tiek lengviau ten sėdėti, aišku, irgi jaudinas labai. Nesu tuo tikras, kad treneriam lengva sėdėti. Ne, tai faktas, jaudulio irgi daug, bet jis tą supranta, tai jis viską sugeria, nes kartais išsilieti yra gerai. Aišku, nėra gerai ant trenerių įsilieti, bet būna, kai pratrūksti per mačą, bet jis tą supranta, nes jis pats žaidėjas buvo ir buvo jam tokių irgi momentų, bet kartais tai padeda. Šiaip galėtų būti toks gerai apmokamas etatas, kempinės. Komanda vežasi kempinę. Žaibų sugeria. Ta prasme, ir viskas. Tau už tai moka, kad tu viską apie save išklausytum. Bet manau, reikėtų užmokėti nemažai, nes nėra ten labai smagu sėdėti. Bet manau, kad paskui būna epizodų, kai, nežinau, per vakarienės dar kažkur ten sėdit, pasijokėt ar ne iš to. Tai faktas būna. Kažkokių tai istorijų, ne? Jo, faktas. Taip galima būtų išprotėti, turbūt, jeigu... Jo, jeigu viską rimtai priimti, tai nemanau, kad jau būtume
tiek laiko pradirbę. Tie ispanai tokie atsipūtę labiau, jie dar ir kartais patys atgal atsako. Klausyk, tu kortę save užvedinėjau dažnai ispaniškai, bamos ir bamos, ar ne, o keiksmažodžiai ir blogos mintis lietuviškai, ispaniškai kaip kortė. Lietuviškai daugiau. Dar tarpinis variantas, ar ne, nes visiškai dar. Ne, išeina aštriau tie lietuviški keiksmažodžiai, bet jo, užsivedu tas vamos. Labai patogus, ar ne, toks? Jo, toks galingas tas vamos yra. Rafa išmokė visą turą, aš suprantu. Jo. Mes net neturim lietuviško, o kaip lietuviškai? Pirmin. Nu, toks, ne. Pirmin Vilniečiai. Jo, Toks. Nelabai jos skambutis. Ne, aišku, yra tų žodžių lietuviškų, kur panaudoji dabar, čia tokie. Jo. Po 100 baravykų. Nu, tokie irgi po perkūnais. O va čia. Rūpus miltai. Kai ant grunto žaidė tie rūpus miltai. Tinka. Prieš prancūzą, o tarų pažė. Klausykit, gal apsižiūrim dar, kas turė vyksta, tai tu vis tiek, aš suprantu, iš tavo social medijos seki, domiesi, žiūri highlightus, matai, kas turnyruose vyksta, daliniesi hotshotais visokiais. Tenisas tau, galima suprasti, patinka. Patinka, tikrai. Patinka. Žiūriu. Vis tiek. Ar ne per daug turnyrų? Tūkstantukų, čia dabar tokia nuolatinė diskusija, ypač paaštrėjo turbūt prieš Torontą šių metų, kai iš išsibraukusių žaidėjų sąrašo galima buvo padaryti atskirą puikų turnyrą. Nežaidė su pasižymėjęs Sineris, Alcarazas, Džokas, Draperis, Polas, masė pirmo 20 žaidėjų. Kaip tu manai, kiek tai yra susiję su čia dabar nuo pernai turbūt pasikeitusių to tvarkaraščių, prailgėjusiais tūkstantukais ir tuo, kad žmonės iš viso skundžiasi, kad nebėra kada treniruotis, ruoštis turnyrams, nes keliaujantis cirkas yra nuo ryto iki vakaro. Taip, aš dar nesu tam turė, tai aš dar iš savo patirties negaliu tą pasakyti, bet iš to, ką girdžiu žaidėjų, kad tikrai yra per daug tų turnyrų ir aš pats, kaip žinau, tos turnyrų žaidžiu, bet jo, tų turnyrų tikrai per daug yra ir neveltų tiek žaidėjų ir išsibraukia iš turnyrų, nežaidžia, kad pailsėti šiek tiek reikia kūną ir dabar tie dar kamuoliai yra pasikeitę šiek tiek, tokie didesni, tai reikia, jie lėtesni žymiai negu prieš porą metų labai jaučiasi ir reikia žymiai daugiau jėgos įdėti į kiekvieną smūgį, tai ir tas per tos kelis mėnesius, per tų daug turnyrų, per daug mačų ir pradeda jaustis kai kurios vietos kūne, kad reikia biškiai pailsėti, tai jo, kai tie topiniai žaidėjai tiek daug mačų ir kiekvieną turnyrą žaidžia, tai jiems reikia to poilsio. Normalu, tikrai. Klausyk, kamuolių tema labai dar įdomi, trumpai, jeigu sustot, jie didesni diametru ar kaip, ar pukuojasi labiau? Jie pukuojasi, jie labai greitai padidėja, tie kamuoliai ir tada, kai jis yra didesnis, jis... Taip, sunkiau jį įmušti tiesiog. Jo, jis lekia lėčiau ir... Norėtum greitesnių kamuolių? Tau turbūt būtų gerai? Jo, man labiau patinka greitesni, bet ir aš manau, visiems būtų geriau šiek tiek, ne tai, kad galėtų, šiek tiek greitesni, nes dabar labai lėti tiek kamuoliai, dar ir kortai lėti, tai reikėtų grąžinti šiek tiek tos mažesnius kamuolius, kurie jo, nes labai pasidaręs fiziškas tenisas, nes jo, tie kamuoliai kartais taip padidėja, kad dar jeigu drėgna, dar jo, labai... Bet čia visuose turnyruose tai yra, nes aš dabar atsimenu, pernai kažkas tai sakė, dabar neprisiminsiu kas, kad turnyrus aš toj pradėsiu rinktis ne pagal dangą ir viską, o pagal kamuoliukus, su kokiais žaidžiama. Jo, beveik visi turnyrai. Aišku, būna ten keli turnyrai, kur tie kamuoliai geresni, kur blogesni, bet jo, dabar beveik visi yra labai ryškiai pasikeitę ir ryškiai didėja. Jau ir taip po 2 geimų jau matai, kad tas kamuolys. Per apšilimą sudaužo, žodžiu, ne? Jo, ir kai treniruojasi, tą valandą sužaidė ir vos nenusitrynęs tas
tas brandas. Tai nemuškit taip stipriai, jūs muškit. Pasaugokit. Ir taip kamuolys nelėkė. Jo, bet aš irgi ne vieną teko irgi girdėti ir interviu ir klausyti, kad, sako, kaip ir Vajedas sako, labai tas toksai gaunasi, kad visi žavisi tuo, atrodo, kad ilgai kamuolys stovi, visi čia viską pasiekė ir lyg čia visi sako, oi, čia dabar jau čia antžmogiai kažkokie, bet realiai tai anksčiau kaip ant tokio hardo tu ten duotum į kraštą ir nieks ten jau joks antžmogis ten yra Alkrasas ar nesvarbu, tu ten nepasieksi. Bet dabar tiesiog tie kamuoliai lieka žaidime, nes jie lėtesni ir tą kiekvieną tašką įmušt tau reikia daug daugiau pastangų. Aš dar galvoju iš kitos pusės, tarkim, kai tu apie tą turnyrų kiekį kalbant, yra gal ir tas pliusas, ar ne, jeigu kažkas nusiima, esi ten kažkur užbrūkšnio šiek tiek, tai tau yra galimybė, ar ne, atvažiuoti į tą didesnį turnyrą, pasimti gal didesnį prizą, taip toliau, žinai, nes kartais mes irgi turim tą bėdą, ar ne, kur ir daug metų jau čia kalba, kad, žinai, ten 50-tukas, ten 30-tukas gyvena vienaip, ten 100-tukas ar 200-tukas dar kitaip. Tai gal tų turnyrų toks didesnis kiekis čia gal net ir iš dalies, taip žiūrint į ateitį, gal ir yra išeitis, žinai, tau nebūtinai kiekviena rašytis, vienur gal vieni, kitur kiti, bet tada gal įsiplėsta žaidėjų pūlas, kuris, kaip sakykime, uždirbs galimybę. Jo, uždirbs didesnius pinigus. Jo, yra ir pliusų, ir minusų, jo, čia nėra lengva tą tvarkaraštį sudėlioti, aš manau, kaip yra, taip yra dabar, tai manau, taip ir reikia žaisti ir jo tie kamuoliai. Aš manau, pavyzdžiui, kaip Medvedevas dabar su sunku momentą turi, aš manau, ir šiaip psichologiškai nėra lengva, bet ir, manau, ir tų kamuolių yra jam problema, nes jis labai plokščiai žaidžia. Ir atsimenu, kai jis US Openą laimėjo, kad jis net tos 5 metrus atsitraukęs priėmimus, jis vinerius įmuždavo tos palėlinę. Dabar tu nepamatysi, neįmanoma, nes jis labai plokščiai žaidžia ir kai tie tokie dideli kamuoliai, plokščiai žaidžiant, neskrenda visiškai kamuolys ir jis nebenuslysta taip, kaip seniau nuslysdavo ir nebe toks veiksmingas. Pavyzdžiui, Alcarazas ir Sinneris, tie jų smūgiai labai greitėja smarkiai, ar ne? Labai tas toks riešo. Čia išriešo tas visas. Jo, labai ir jiems kaip ir gerai, nes ne visi tokius smūgius turi, tai jie gali sumušti tą kamuolį labai efektyviai. Ir Medvedevui, pavyzdžiui, ganėtinai sunku tą padaryti. Tai ir matos ženkliai, kad jis nebegali konkuruoti su tais topiniais ant savo net mėgstamiausios dangos hardo. Tai čia kaip pažiūrės, vienam geriau, kitam blogiau. Tai čia šitoje atveju, tarkim, tu kaip sakai, tau šiek tiek norėtųsi greičiau, turbūt Viliui gal ir palankus, ar ne tas toksai ilgesnis žaidimas, nes jisai irgi daugiau tų spinų. Jo, su ta dešinė jis tą kamuolį gali sprogdinti, kaip sakoma, nes tikrai labai gerą dešinę turi ir jo. Bet man nėra daug problemų su tais kamuoliais, bet aišku, jaučiasi, kai daug turnyrų, daug mačų sužaidė, kažkaip kitaip jaučiasi tas kūnas, kai kiek daugiau jėgos reikia įdėti. Bet čia labai įdomu išgirsti, nes apie kai kurios tos žaidėjus, tą patį Cicipas ar ne, Medvedevą, daug kas jau nesiniai ir pradėjo kalbėti, kad, atrodo, žaidėjai, kurie jau neišpildė savo potencialą, ar ne, kur jo atsirado, aišku, Sinneris, Alcarazas, kurie čia taip sprogo bet tikrai yra tų žaidėjų, tas pats Timas, ar ne, buvo dėl traumų, kur jau atrodė prieš ten kokius 5-6 metus, visi kalbėjo apie ten kokius 6-7 žaidėjus, ar ne, apie tą patį Zverevą, ar ne, kad jie čia dabar jau karaliaus ir čia bent jau, ten konkurencija didelė, bet bent jau kažkur ten pasiims tos Grand Slams, ne visi juos spėjo pasiimti ir kai kurie turbūt jau nebepasiims ir čia gali būti irgi viena iš priežasčių, ar ne, galbūt ne tik tai, kad jų kažkoks tai žaidimas ar pasiruošimas blogas, bet tokios, ar ne, besikeičiančias realijos. Ir patys kortai keičiasi, lėtėja ir kamuoliai lėtėja dabar, kad daugiau ralių būtų, tai jo, sportas, tenisas labai keičiasi. O kaip galvoji dabar, jaunimo tenka irgi žiūrėti daug ir su tom 2 rankom, žinai, kur lupa visi. Ir aš, pavyzdžiui, bet neseniai irgi tokia diskusija dalyvau su savo ten draugais, tai sakau, krepšinį ir futbolė panašiai buvo. Irgi anksčiau futbolė, tarkim, kad 2 kojom žaistų žaidėjai būdavo retenybė. Dabar jau, kad nežaistų, ten nėra tokių žaidėjų aukštam lygiai. Krepšinį irgi jau nieks iš kairės neužsidarinėja, ten dešinė, kaip anksčiau būdavo, žinai.
Tai čia gal irgi yra teniso tokia ateitis, kur gal po 10-15 metų mes matysim. Bet gal jų dar daug nėra, ta prasme, aš ten kelis esu matęs, kur... Bet žinot, 12-13 metų jau daugėja. Jo, aš irgi mačiau ne vieną tokį porą, bet nežinau, dar reikia palaukti, kol jie užaugs ir kaip veiks tas tie du forehandai. Įdomu tikrai pamatyti. Nes atsiranda reikalų, turbūt yra kelias perėmimo, tokių daug visko. Daug Bet dabar, pažiūrėk, vienos rankos jau beveik nebelieka žaidėjų, jau galima sakyti, kad lieka dinozaurai, ar ne tie, kurie... Stanu iškeliaus. Stanus, Cipas, tam topė jau yra vienetai visiškai, nes nėra to stabilumo, ar ne, ir... Jo, ir tie, vėl grįžtam prie kamolių, jie lėtesni, aukščiau šoka ir generuoti jėgą sunkiau su viena ranka, tai atsiremia daug detalių, tai jo, dabar dvi rankos veiksmingiau yra, manau. Taip, klausykit, negalim Monrealio WTA 1000 nepaminėti. Viktorija Mboko 18-metė kanadietė, pirmas jos turnyras ture ir laimėtas 1000. Aš spėjau, kad tokios istorijos turbūt tik moterų tenise kol kas galimos, ar ne? Sunku man įsivaizduoti, kad kas nors galėtų pas vyrus iššokti iš tokių pozicijų. Ir mergina pakeliui nukalė Kenin, Goff, Rybakiną, finale Osaką. Per metus kiek čia nuo 300 iki... Turnyrą pradėjo 180 kažkurį, man atrodo, kiek dabar jinai stovi? Monrealio dabar, aš dabar nežiūrėjau. Ne, dabar 20 kažkiek. Turnyrą pradėjo 80 gal 4 jau buvo, žinau. Jo, per 60 vietų, man atrodo, peršoko dabar. Tada aš vienetą. Kas irgi yra kosmosas, į 100 per 60 vietų, čia ne iš 360 į 300. Jo, vyrų tenise jo, sunkiau tikrai tokį dalyką pamatyti. Bet jo, aš ją atsimenu iš jaunių. Bet niekada negalvau, kad taip šoks. Gal bus tikrai gera žaidėja, bet kad taip iššoks, nesitikėjau. Tikrai. Nes aš galvoju, aš dar prisimenu, puikiai visi prisimenam turbūt Raducanu Fernandes finalą jos Open'e, kur irgi realiai iš tokių pat pozicijų merginos nukeliavo į finalą. Jo, iš kvalifikacijos. Raducanu dar nepralošė setą. Sunkiausias setas gal 6-4 buvo ar 7-5. Tai, Čia kosmosas buvo tikrai. Jo, tai vyrų tenise tikrai sunkiau tai pamatyti. Aišku, yra buvę, kad Karacevas tada išėjo į pusfinalį iš kvalifikacijos. Bet kad ar finale žaisti, ar laimėti, tai... Turėsim New York'e Alcarazą Sinnerį finale? Manau, taip. Dabar jau... Nelabai matai, kas gali jiems įgelt. Grand Slamuose tikrai ne. Aišku, Dimitrovas čia prieš Sinnerį buvo ta daina, kur labai gerai žaidė Dimitrovas ir Sinneris buvo šiek tiek ne taip atrodė, bet fiziškai neištempė, tai nežinau. Po kol kas nelabai matau, kad kažkas galėtų Grand Slamuose, ypač kai yra 3 setus laimėti. Dabar atėjo tokia vėl era, dabar tik 2 žaidėjai, bet seniau buvo 3. Rafa, Rodžeris ir Novakas, tai dabar jau matos, kad jie panašus į juos tame aspekte, kad dominuoja Grand Slamus ir šiaip turnyrus, tai nematau dabar, kas gali pasipriešinti. O kažko gali, tarkim, žiūri jų mačius, kažką bandai pasimokyti, kažką pagalvoti iš tos situacijos, kokius smūgius, tarkim, pasimti ar pabandyti kažką padaryti panašaus? Labiau psichologinės tas detalės, kaip jie elgėsi tais sunkiais momentais, spaudimo momentais, tai Sinneris yra visiškas toks kaip robotas. Jam atrodo, kad jo beveik nepaveikė jokie dalykai, kad nors ir jis pralašinė tą mačą, jis toliau daro savo ir Alcarazas šiek tiek yra toks labiau banguojantis, bet... Ispanas ir praktiškai vokietis, tai turbūt nėra ką... Tuo ir skiriasi. Bet turi aukštesnį teniso lygį Alcarazas, tai kai jis yra... Jeigu jis yra nuotaikoje, ar ne? Jeigu jis jungia tą pavarą, Sinneris negali to atlaikyti, bet Sinneris yra labiau toks, išlaiko tą aukštą lygį visada, tai
Labiau prognozuojamas, sakykime, turbūt. Jo. Ne? Žinai, ką iš jo gausi Nes visada. ir per Grand Slamus matos, kad jis visus tiesiog traiško vos nepakeliu į Sineris, o Alcarazas tai po vieną setą padalina, bet vis tiek suvalgo po to galo. Ir jo, du skirtingi žaidėjai, bet dominuojantis abu labai. Jo, nu, Alcarazas tai toks šaumenas ir šiaip dabar jau daug kas kažkada svarstė visi, kad jisai tai čia jaunas ar ne, bet dabar jau visi turbūt supranta, kad čia gal ir visą karjerą bus, kad nu, jis būna ir ten 2 setus atrodo laimi, gali 3 užsidaryti, tada pradeda ten kažką tai šiek tiek ne taip ir paskui atrodo įsivelia į tai, o pasinerimo, kaip ir Edas sako, nepamatysi tokių beveik. Jo. Visiškai yra nu, toks kaip mašina. Taip. Edai po Amerikos Vilnius, Sebarena, Devisas prieš Beniną. Taip. Laimėsim. Labai tikiuosi. Ir smagu grįžti pagaliau po, nežinau, 2 mačų žaidėm ne namuose, išvykoj. Paskutinis. Liuksemburgas, o prieš Kroatiją. Kroatiją. Jo, jau jaučias, kad reikia namų. Laikas, ar ne? Kad namuose tarp savo sienų žaisti. Nesinorėtų varžovo kokio nors rimtesnio savo žiūrovam parodyti. Savo žiūrovom pergalę reikia parodyti. Svarbiausia, reikia laimėti pirmą, bet aišku, būtų, manau, fainiau žaisti, aišku, prieš labai... Laimėti prieš Argentiną Vilniui. Manau, gal kažkada ir įvyks, tai tikiuosi, tai jo, būtų labai smagu, pavyzdžiui, su labai stipria komanda žaisti, bet dabar esame antroji grupiai, tai... Iki proga atsispirti, ar ne? Jo. Reikia, nes jau po... Bet reikia turbūt visiems priminti, kad Beninas šią žiemą pirmam rate atkalė Latvius. Tai... Kas tie Latvijai, nu, mes čia nesilygiuojam į Latvius. Niekada negalima atsipalaiduoti, reikia visada pilnų pajėgumų žaisti, nes nežinai, čia Devisas yra, čia viskas kitaip tenais gali įvykti, tai jo, bet mes turim pranašumą, mes, manau, labiau esam patyrę tame ture ir šiaip žaidžiam tarp savų sienų, tai aš manau, nežinau, ar jie yra žaidę viduje ant hardo, nes ten pas juos... Progą sužinot. Taip, tai aš manau, turim pranašumą šiek tiek. Gal teko bendrauti su Richardu ir žinai, kokia jo situacija, ar mes jį turėsim rinktinėje, nes primenu čia visiems, kad jis turnyrė pasiniam Lenkijoje nugaros traumą patyrė. Jo, ir buvo jam ta trauma, kiek žinau, nėra labai gerai dabar, bet man atrodo atsigaus tikrai iki Deviso, tai labai tikiuosi dar anksčiau atsigaus. Man atrodo planuoja gal dar turnyrą žais kažkur prieš Devisą, bet nu čia žiūrint kaip jam, bet man atrodo tikrai bus Devise, tai tikiuosi ir dar anksčiau gali turnyrą 2 sužaisti. Tai... Edai, prieš porą metų mes čia ir su tavim, ir su Vilium taip kalbėjom ir šiek tiek piešėm tą ateitį ir jūs patys irgi jau turėjote tos savo tikslus. Dabar kokie yra tie tikslai, nes tuo metu jūs ten norėjot, man atrodo, 500 ten kuo greičiau iššokti ir jūs tuos tikslus ten taip labai greitai viršijot ten po poros mėnesių, nežinau, ten atrodė, kad va, čia tą norėjot, bet jau 2 viršit. Tai dabar kokie yra tikslai, gal ne tiek žiūrint, nu, kažkiek, jeigu turite reitingą, bet gal kažkokių kitų tikslų dar turi, tokių bendresnių, nežinau, ten žaidimą pagerinti, ten dešinę, ten turėti servą, turėti kosminį, dar kažką. Bet va, tokie artimiausi, nežinau, pusmečio metų, nes turbūt tendencija žiūrėti labai ten 5 metus į priekį nelabai gali, bet artimiausi tokie. Jo, visada tas techninės detalės reikia tobulinti, kai kurios smūgių, servą, priėmimą, nu, tu visą laiką rasi, ką gali patobulinti, tai ir stengiasi visą laiką daugiau patobulinti. Ir aišku, norisi kitais metais pradėti Australijai. Čia aš dabar tam reitingė esu, kad papulčiau ten, bet reikia dar apginti taškų, bet manau, kad būsiu ten ir jo, tikslai dar šiam sezonė, manau, užbaig sezoną taip pat kaip dabar, va, tos 3 turnyrus turėjau psichologiškai tam lygiai tokiam, net dar ir gal geriau pagerinti tą, tai aš manau, jeigu taip laikysiu, dar bus tikrai gerų rezultatų šiais metais, tai to savo palinkėčiau, kad
Jūs jau turbūt dėliojatės po truputį grafikus po US Openo ir po Daviso, kur tavo sezono pabaiga bus. Pernai, atsimenu, turėjai visai sėkmingą Amerikos turą, kur pasiėmė savo pirmą challengerį, gal grįši dar kartą į Ameriką, ar čia kur nors ieškosi? Galvojam su treneriu arba Amerika. Dar yra variantas į Kiniją važiuoti, bet dar tam reitingė tokiam esu, kur nežinau, ar ten į kelius ATP patekčiau. Gal į Mastersus patekčiau Šanchajaus tenais, nes dažnai tenais vizų neturi, tai krenta tas reitingas labai, kurie patenka. Tai dar nežinau, bet Europoje irgi yra tų turnyrų, bet ten savaitė yra, tada ten nėra sudėtingiau šiek tiek, bet po kol kas galvom gal į Ameriką važiuoti, bet dar priklauso, kaip sužaisiu jos Open'e ir kaip jausiuosi, tai dar yra keli turnyrai, kad nuspręsti. Tai ką, mums turbūt gal belieka palinkėti tau, kad tu iš jos Open'o kuo ilgiau negrįžtum. Neturi bilieto atgal nusipirkęs, tikiuosi? Turiu, bet su pakeitimu. Kada? Tai net nežinau, nes treneris turi nupirkęs. Tai Tiesiog planavimas vyksta darbinis. Gyvenimo planavimas. tikės po kelių savaičių. Tai norėtųsi, kad grįžtum į Davisą tiesiai iš US Openo. Būtų tobula. Ir ką, turbūt didžiausias tau sėkmės, o mes visus kviečiam dar ateiti pažiūrėti Edo Viliaus, tikimės Richardo, rugsėjo 13-14 Sebarena Vilniuje. Čia. Čia. Tai ačiū Sebarenai už meilę ir šilumą. Ačiū tau. Ačiū jums. Pasidalinai ir ką, lauksim tavęs vėl čia. Lauksim ir visų atvykstant. Pasakyk dabar į kamerą Bamos. Vamos. Ačiū visą. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!